meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, malonus radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Utenos žingsniai. Jei šiomis dienomis lankėtės Dauniškio parke, greičiausiai tikrai matėte, kaip bandoma spręsti varninių paukščių keliamos taršos problemą. Utenos rajono savivaldybė ieško sprendimų, kaip nesipykstant su gamta perkelti kovus ir kovarnius į atokesnę vietą. Kaip tai daroma? Pasirinktas natūralus kovų baidymo metodas ir būtent šią paslaugą teikia viešoji įstaiga Lietuvos sakalininkai. Įstaigos atstovas su sakalu drausmina kovarnius Dauniškio parke kiekvieną dieną iki kovo 16 dienos. Vėliau varninių paukščių baidymas bus retinamas ir planuojama, kad šis baidymas bus baigtas jau balandžio 15 dieną. Paukščiai tokie kaip taurusis sakalas ar dykumų suopis gali atbaidyti varninius paukščius nuo gyvenamųjų teritorijų, nekenkiant patiems varniniams paukščiams fiziškai. Tai natūrali darna su gamta išlaikant priemonę, kurią naudoja ir kitos Europos šalys. Ši priemonė ypač populiari ir veiksminga Lenkijoje. Tikėkimės, kad per keliarius metus pavyks varninius paukščius perkelti į tokiasnes mažiau žmonių lankomas vietas. Apie tai išsamiau ir pakalbėsime jau šį penktadienį, šią minutę Utenos radio eteryje su sakalininku, kuris atlieka šią paslaugą Utenos Dauniškio parke, laidoje Utenos žingsniai. Taip pat šiandieną prie mūsų pokalbio prisijungs ir Utenos rajono savivaldybės administracijos būtent aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė. Taigi kviečiu pasilikti laidoje Utenos žingsniai. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Taigi sveiki, su jumis sveikinasi laida Utenos žingsniai ir kaip anonsą girdėjote, šiandieną išties labai įdomi ir sąlyginai pikantiška naujiena, tai kad Utenoje be įvairiausių paukščių taip pat bent jau laikinai apsigyveno Dauniškio parke ir sakalas. Beje, šis sakalas taip pat šiandieną svečiuojasi ir pas mus Utenos radio studijoje. Tai pats metas susipažinti ir šiandieną mes tikrai kalbėsime apie varninius paukščius, apie tai, kaip Utenos rajono savivaldybė nusprendė būtent humaniškais tikslais kelti būtent varninius paukščius ir žinoma nesipykstant su gamta šios kovus tiesiog lengvai išstumti iš gyvenamosios vietos, kuri šiuo metu yra Dauniškio parke ir iš tiesų uteniškiams puikiai žinoma problema. Taigi pats metas ko gero pasilabinti ir su šios pokalbio dalies herojumi. Tai visų pirma, labadiena, tariu viešosios įstaigos Lietuvos sakalininkai atstovai. Labadiena. Labadiena. Gera matyti jūs. Jeigu galite prisistatyti, jūs esate ornitologas, viešosios įstaigos Lietuvos sakalininkai atstovas. Ko vardu esate? Esu Virginijus Narkus, bet noriu pataisyti, kad sakalininkas nėra ornitologas, nėra zoologas. Sakalininkas yra medžiotojas. Tai galima sakyti, kad jūs medžiotojas? Taip, aš esu medžiotojas, turiu medžiotojų bilietą. Ir sakalininkystė yra medžioklė su plėšriaisiais paukščiais. Tai nėra kažkokia pramoginė veikla kažkokia, o tai yra konkreti į UNESCO nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą įtraukta veikla, kuri apima visą pasaulį. Ir mūsų viešos įstaigos įkūrimo tikslas ir buvo, kad būtent Lietuvoje atgaivinti šitą tradiciją, kuri, jeigu lankysitės valdovų rūmuose, yra net ekspozicija, byloja apie mūsų protėvių naudotą būdą medžioklei. Bet Virginijau, ko gero reikėtų patikslinti radio klausytojams, kad jie neprisigalvotų ir nepradėtų nuogastauti, kad jūs čia atvykęs į Uteną medžiojate su sakalu. Anaiptol tai nėra, tai jūs labiau, galima sakyti, tai drausminate kovarnius ir varnus, kurie šiuo metu pasirengė perėjimo sezonui. Labai teisingai pastebėjot, medžioklė vykdoma tik medžioklės plotose. Pagal medžioklės įstatymą medžiojami tik medžioklės įstatyme nurodytais terminais ir nurodyti gyvūnai.
Todėl apie jokią medžioklę miesto parke ir būtent šiuo metu net kalbų negali būti. Net ir varniniams paukščiams, tiem patiems kovams jokios žalos nėra, tiesiog mes po to jau pakalbėsime, kad jie jaučia sakalus ir būtent tai reaguoja į sakalo buvimą. Virginijau, gal galėtumėt pristatyti ir savo bičiulį, kurį laikote ant kairės rankos, ir čia jeigu radio klausytojai klausosi šiuo metu mūsų pokalbio, karts nuo karto girdi tam tikrą ir plazdenimą, tai kogi vardu jūsų draugužis? Pas mane ant rankos šiuo metu yra dykumų suopis, vardu Gyvis, jam 5 metai. Čia patyręs... Čia didelis amžius yra būtent suopio ir jūsų paukščių? Tai yra tik tai subrendęs paukštis. Šiaip plėšrieji paukščiai gyvena iki 30 metų, bet čia, aišku, tas laisvėje gyvenimo trukmė, kaip sakant, sunkiai apsakoma. Čia 30 metų, tai kai yra veterinarinė priežiūra, apsauga, gera mityba, jis gali tiek išgyventi. Bet realiai gamtoje, noriu visiems radio klausytojams, kaip sakant, paaiškinti, gal kas nors susisvajoja esat apie laisvą gyvenimą, gamtoje, koks jis gražus, žodžiu, pabarstytas gėlytėm ir kvepia medum. O iš tikrųjų tai yra kiekvieną sekundę, kiekvieną milimetrą kova už būvį, laisvų teritorijų, toj vadinamoje laisvė jų nėra. Kiekviena teritorija yra užimta ir pastoviai vyksta kova už ją. Už maistą, už teritoriją. Todėl ir ši problema nesisprendžia greitai. Tai prie ko noriu privesti. Mes Virginijau apie tai truputėlį pakalbėsim, bet apie patį paukštį man tikrai labai smalsu sužinoti. Sakykite, kokiu būdu jūs susidraugavote ir jūs esate jo šeimininkas, ar atvirkščiai, jis jūsų šeimininkas, koks yra santykis ir kaip atsirado jis jūsų rankose? Paukštį įsigyti galima tik tai iš veislynų, plėšrųjų paukštį. Jisai atkeliavo iš Lenkijos veislyno. Jeigu žiūrėti į santykį, tai nėra toks kaip šuns santykis, nes šeimininkas šuniui yra maisto davėjas. Čia tik iliuzija, kad šuo yra, o iš tikrųjų šuo į šeimininką žiūri kaip į maisto šaltinį. Plėšrusis paukštis manęs gali ir nebūt, suprant jam. Bet kai pastebiu, kai ilgiau būni, atsiranda jau kažkokie pripratimai, įpročiai ir paukštis jau kartais ir nori kažkokio dėmesio, suprantat. O iš tikrųjų, tai jam šeimininko nereikia, jis yra nebereikalo dainas kuria ir pasakas, legendas visokias apie laisvą. Todėl, kad... Apie laisvą sakalą, tai dažnai mes girdime. Nes plėšrusis paukštis, jisai yra visai... Jisai net, jeigu pažiūrėt, jie net būreis neskraido, ar ne? Jie po vieną visur matosi, nebent pora yra. Įskyrus būtent šitą rūšį, dykumų suopį, kurie vienintelė plėšriųjų paukščių rūšis, kuri medžioja komandoje. Todėl aš ją ir pasirinkau, nes tenka kartais naudoti keletą paukščių, kad jie komandoje galėtų dirbti, nestresuotų, nes ir pervežimo problemos, ir pačios veiklos metu jie viens kitą nereaguoja, jie dirba komandoje. Ir tai yra paremta pačio medžioklės specifika dykumose, nes jų grobis dažniausiai landžioja po aštriais krūmais, kaktusais, ir iš viršaus tą grobį pagauti labai sudėtinga. Todėl būrys, daleiskim, 5 paukščių pasiskirsto į grupės, 2-3 paukščiai tupi ant žemės, jie labai moka gražiai bėgioti, jie žeme bėgioja ir iš ten vaiko driežus, kiškius, paukščius, kurie slepiasi krūmuose, o jau iš aukščiau, kurie yra ant aukštų kaktusų tupi, jie jau tada išvarytą į atvirą vietą gaudo tą grobį. O paskui kartu maitinasi. Jūs kaip minėjote, tai yra dykumų suopis, tai reiškia, kad mūsų platybėse ir Lietuvoje jo, ko gero, vargu bau laisvėje mes galime sutikti. Mūsų kontinente. Čia yra Centrinės Amerikos kontinento paukštis.
jis tik ten yra, jo tėvynė. Kitur pasaulyje jisai negyvena. Ar turi jis vardą? Taip, vardas yra Gyvis. Jį davė sūnus mano, kuris jį dresavo, nes buvo labai gyvas, toks aktyvus, sako, bus Gyvis. Nu, čia ne iš grūzdiniškų šaknų. Ne, nuo žodžių gyvas. Virginijau, sakykite, santykį su paukščiu. Ar galima pasakyti, kad tai yra prieraišus gyvūnas, ar vis tik tai, kaip jūs minėjote, jis yra individualistas ir netgi jūsų ilgalaikis tas 5 metų santykis su gyviu, vis tik tai jisai yra, sąlyginai toksai ribotas ir gali jis kiekvieną akimirką, atsiriboti nuo jūsų. Matot, atsiriboti, aišku, jis bet kada gali. Jeigu netinkamai bus elgiamasi, jisai jaus nepatogumą, diskomfortą. Aš visiems edukacijų metu aiškinu, kad iš šeimininko į paukštį negali būti absoliučiai jokio negatyvo. Jisai net minties apie tai negali būti. Nes jeigu mažiausia kažkoks negatyvas, pirmas paleidimas medžioklės metu bus paskutinis. Dabar apie prieraišumą. Tai va čia dresūra, o čia Rosita klausė apie dresūrą, kiek reikia laiko išdresuoti paukštį. Taip, nes labai smalsu. Tai trunka apie 2 metus. Nes su kuo tai susiję? Tai susiję su paukščio branda, nes kaip ir vaikas, ar ne, auga jo branda. Su branda jisai formuojasi ir tik tai sulaukęs pilnametystės skaitoma, kad jis yra pasirengęs gyvenimui ir tą vadinamą pilnametystę, ar ne, jisai jau subrendęs. Lygiai taip pat ir su paukščiu. Jisai formuojasi, auga jo mąstymas, viskas. Ir būtent šitam laikotarpį sakalininkas turi kuo daugiau būti su paukščiu, nors tai prasilenkia su dabartiniais įstatymais, gyvūnų priežiūros įstatymų, nes ten teigiama, kad paukščio negalima liesti, net negali tupėti jisai ant pirštinės. Suprantat, žmonės matomai neturi žalio supratimo, atvirai pasakęs, kurie ruošia šitą įstatymą, apie ką kalba eina, kad tai yra sakalininkystė. Medžiotojas paukščio nevaldo radio bangom. Paukštis yra valdomas su kontroliniais dirželiais ir paleidžiamas po medžioklės, jis vėl yra statomas ant pirštinės ir prisegami kontroliniai dirželiai. Nes apie tai ir norėjau jūsų pasiteirauti, nes ir jūs ir dabar čia į studiją su gyviu atvykote būtent su specialiais reikalingais aksesuarais, būtent bendrystėje su sakalu, su suopiu. Tai yra odinė stora pirštinė ant kairės rankos jums, kad nagais ko gero ir snapu nesužalotų jūsų, ir taip pat prie kojos yra odinis dirželis pririštas. Taip. Visi šitie aksesuarai yra būtini pradinėme etape, nes iš tikrųjų paukštis atvežtas iš voljero, paimtas iš voljero paukštis, nors vėl paminėsiu gyvūnų gerovės tą įstatymą, kad 8 kvadratuose voljero gyvūnų yra idealios sąlygos, tai iš tokių sąlygų paėmus paukštis stresą patiria, jisai stresuoja, jisai nematęs aplinkos, nieko nematęs, jis matęs 4 sienas, suprantat, ir lykštutį mėsa padėta. Tai kai paukštis patenka pas sakalininką, jam yra uždedamas galvos gaubtas, kad jisai kuo mažiau patirtų streso, nes pagrindai yra suvaldyti stresą. Jeigu stresas yra nesuvaldomas, apie jokią dresūrą net minties negali būti. Net ir žmonių gyvenime lygiai taip pat. Jeigu stresas yra, tai tiesiog negali vystytis darbai. Būtent. Aš, kai manęs klausė edukacijų metu, ar aš galėčiau įsidresiruoti, sakau, ar vaikų turit užsiauginę? Jo, sako, 3, drąsiai, sako. Jo, nes visi tie patys dėsniai, kaip sakant, sako, ar jums širdis skauda, sako, paukštis, jeigu neparskrenda ar kas nors, atsakau, įsivaizduokit, jūs pirmą kartą išleidžiat savo vaiką į mokyklą, pirmoką, ne? Tai ką jūs patiriat? Patiriat stresą, sakau. Jo, visi 100%. Tai dabar
niekam nepaslaptis, kad nors mes augom, aišku, kitokiom sąlygom, bet dabar vaikus priveža vos ne prie mokyklos durų. Suprantat, ant kiek tėvai jaučia stresą. Suprantat, nepasitikė. Nors skaitom, kad mūsų visuomenė dabar labai saugi viską, bet kažkodėl vaikų pėsčiom gatvėm neišleidžia. Reziumuoti galima, kad vaikas atsiranda, kaip jūs minėjote, 8 kvadratų narve. Tiesiog jisai privežamas prie mokyklos ir paleidžiamas, kad kuo trumpesnis atstumas gyvenimo būtų. Pasirodo, taip. Ja. Virginijau, dar vienas klausimas ir po to mes pakviesime į pokalbį prisijungti ir Rositą. Tai sakykit, prašau, kaip atrodo ta rutina ir koks racionas yra, būtent kaip maitinamas yra šis gyvis? Gyvis tai yra vardas. Ja, tai va, pagrindinis dalykas yra saugumas, gerbūvis, tai yra paukščio buvimo vietoje pagrindę turi būti vanduo. Nes jisai žino, kada jam gert reikia. Tik jisai žino, reikia jam gert ar nereikia gert. Pagrindinis dalykas, vanduo turi būti. Bet čia galima išvesti į sąmokslą, kad būtinai reikia gyvas maistas, kad jisai peles ten gaudytų, kad jūs žinai... Tai aš viską tą paminėsiu. Aha, prašom. Dabar šiuolaikiniam sąlygom problema būdavo anksčiau, kol nebuvo šaldytuvų. Čia visiems buvo problema, kaip išsaugoti ar ne maistą. Dabar, kai yra šaldytuvai, problemų nėra. Nes tada turėjo arba gyvą maistą turėti, arba sūdytą, rūkytą. Kitos išeities nebuvo. Arba džiovintą, vytintą, ar ne? Ko paukščiam neduosi, nei sūdyto, nei rūkyto. Nei džiuvinto, nei rūkyto, nei konservų, nei makaronų, nei čipsų, nieko jam neduosi. Gali gyvą duot arba šaldytą. Šaldytą, aišku, turi būti atlaidinta ten. Tai va, tai būtent šitai rūšiai racionas labai platus yra. Nuo slieko lipant į viršų. Sliekas, varlė, driežas, gyvatė ir visi šiltakūniai. Tas, kas gyva, tas, kas kruta. Ja, viską jie gali lest. Pasirodo, net lašišą labai mėgsta. Na tai ką, į pokalbį dabar įtraukiame ir pasikvieskime pakalbėti jau ir apie mūsų temos pagrindą, kaipgi šis būtent sakalininkas ir suopis dykumų vardu gyvis atsirado Utenoje, tai Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė. Rosita, kaip kilo idėja, kad reikėtų vis tik tai Utenoje išmėginti būtent tokią praktiką, kada Lietuvos sakalininkų įstaiga ir būtent pavyzdys yra Europos šalis, gali pagelbėti, kad būtent ta populiacija, kuri yra pridaranti tam tikros ir emocinės žalos ir kitos žalos, kalbant apie Dauniškio parke, kada yra įsiveisę begalę kovų įvairiausių baidimo būdų, čia mes buvom prisigalvoję, ir kaip kilo idėja, kad vis tik tai reikėtų humaniškiau pažiūrėti, kad reikėtų būtent tą populiaciją tiek ir išsaugoti, ir kad jinai nemažėtų, bet tuo pačiu, kad jinai nebūtų mandagiai išprašyta iš Dauniškio parko. Labadiena. Iš tikrųjų, beveik viską ir pasakėt, kad ieškom kiekvieni metai vis visokiausių būdų, bandom kaip padėti, pagelbėti žmonėm, kurie gyvena arti Dauniškio parko, nes jų nuogastavimai kelia susirūpinimą mums. Ir daugelį metų buvo išbandyti įvairiausi būdai, kokius tik tai rasdavom, kokius tik matydavom, užgirsdavom. Tai nepaslaptis, kad kiekvienais metais gaudavom leidimus, išimdavom lizdus, kabinom ir vaizdinės priemonės visokiausias. Kas yra, truputėlį jau negerai, jeigu kalbant apie lizdų ardymą ypatingai. Aš apie lizdus norėčiau įsiterpti, ar galima? Tai prašoma, Virginijau. Apie lizdus. Aš čia, mano nuomonė čia tokia, kas liečia lizdus. Lizdų ardymą iš tikrųjų turėtų dotuoti aplinkos ministerija, kiekvienai savivaldybė, nes jūs darot kovų populiacijai paslaugą. Valot jų kenksmingus lizdus, kurie po metų, po kelių, jie prisikaupia bakterijų, erkių, visko, aš turiu iš patirties čia, žinau. Suprantat, ir jūs kaip higienos specialistai, suprantat,
išimat senus... Iškrato šakeles? Jo, nešvarius lizdus, surenkat visą šajų, atsiprašant, o jie naują lizdą sukrauna per dieną. Ir vėl gyvena švariame lizde. Tai va čia jūs kūrėte kovams gerovę. Tai va čia aplinkos ministerija turėtų pamastyti ir skatinti, kad lizdai būtų ardomi. Virgilijau, mes būtent jau dabar, ko gero, ir bandysim jau į šį sezoną, ir ateinantį sezoną, ko gero, vis tik tai, ką ir jūsų paslaugomis pabandyti, kad kaip humaniškai, kad net ir nepradėtų krauti lizdų ir kad jie tiesiog pasirinktų kitas buveinės, kitą miško plotą ir galėtų savo populiaciją didinti, auginti ten ir kaip tebūnie gamta sprendžia, bet šiuo atveju, kad tikrai ne vieta kohornių šiaip populiacijai, šiems kovams Dauniškio parke. Tai Rosita, prašom, pratęskite. Tai aš pratęsdama tą mintį, kad visos priemonės, kurios buvo vykdomas, tai jos buvo suderintos tiek su aplinkos apsaugos departamento atstovais, tiek su ornitologais tariantis ir ornitologų lygiai taip pat pasiūlymai buvo, kad daryti nepalankės sąlygas kovams ir kad jie nenorėtų čia, kad jiems būtų nepatogu ir jie tiesiog atsitrauktų. Tačiau vienos ar kitos priemonės, tiek garsinės priemonės buvo naudojamas ir plėšriųjų paukščių balsai leidžiami. Gal galite įvardinti, kaip tai turėti, kaip anksčiau buvo veikiama? Nes, toks mikrofonas buvo, paleidė įrašą, garsiakalbis ir vaikščiodavo žmogus ir tame parke paleisdavo įrašą tą per garsiakalbį. Iš pradžių paukščiai suklusdavo, pakildavo, bet ilgainiui jie priprato, netgi vienas kitam atrodo, kad praneždavo, kad tai yra nepavojinga. Ir jie sekdavo tą žmogų iš paskos, sakytum, kad kaip savą ir pažįstamą žmogų jau. Juokaujant galima sakyti, kad tai nebuvo euroviziniai kūriniai, kad išvaikytų. Tikriausiai patiko ir išmoko ir jie juos. Taip sakant, kad paukščiai yra tikrai protingi ir jie pamato, nebejaučia pavojaus ir toliau savo suka lizdus. Ir reikia pabrėžti, kad yra terminai, kada tai visą tai daryti galima ir visada pasibaigdavo kovo 1 dienai. O užgirdus apie tokią galimybę, kad yra sakalininkai, kurie teikia paslaugas ir ta paslauga yra populiari Lenkijoje, mes konkrečiai sužinojom iš Lenkų, pradėjom domėtis, kad būtent ten yra taikoma, pasirodo, jau ir Lietuvos savivaldybės yra kelios bandžiusios, gal tik pritrūkusios kantrybės. Susidomėjom šios paslaugos teikimu ir, kaip sakau, bandyti visus metodus, kad civilizuotai, arti gamtos, nepažeidžiant gamtos sąlygų ir nekuriant kažkokių blogų... Nepažeidžiant įstatymų, ko gero, dar reikėtų paantrinti. Ir įstatymų, ir gaunant visus leidimus, suderinus tiek su aplinkosaugininkais, tiek išklausius ornitologus, vykdyti pirkti, ieškoti paslaugos ir mums pavyko nupirkti paslaugą būtent iš šio žmogaus, šios organizacijos. Beje, ši paslauga organizuojama yra specialiosios programos ir tam pritarima ir Utenos rajono savivaldybės taryboje, bet ko gero reikėtų akcentuoti ir Virginijus turėtų papildyti, kad tai nėra tam tikras greitas procesas, tai užima tam tikro laiko, tai yra ne metai ir ko gero ne 2. Kiek Virginijau daugmaž galima jau tikėtis rezultatų ir ar užtenka čia vieno pagalbininko, vieno sparnuoto pagalbininko, kas šiuo metu yra, ar netgi prie geriausių norų tai turėtų daryti ir ne vienas sakalininkas su savo sakalu? Čia matot, svarbiausia nuoseklumas šitoje veikloje. Jeigu paimti, kadangi pradėjau tą veiklą nuo Plungės Oginskio parko, tai po keleto metų Plungės politikai jau skelbėsi, kad įsprendė problemą ir kaip aš televizijoje pavyzdį daviau, kad atidavė žoliapjovę atgal į parduotuvę ir grįžo kolonija vėl atgal ir šiandien jie ten puikiai leidžia laiką.
reikia suprasti gamtos dėsnius, kad gamtoje reikalingas nuoseklumas ir jeigu mes norim, kad ta žolė būtų futbolo aikštės lygio, tai ją reikia prižiūrėti. Jeigu lapai rudenį krenta, jie krenta kiekvieną rudenį. Jeigu kovai čia skraido, jie skraidys. Suprantat? Skirtumas tik tame, kad po to reikia tik tai priežiūros. Suprantat? Tam tikros prevencijos. Jo, kad nebūtų atsipalaidavimo. Nes, o iš tikrųjų, turint omeny miestus, kas buvo ir pačioj Plungėj, iš tikrųjų kovai nėra laukiami niekur. Ir iškyla problema, kur jie susirasta, kaip minėjau, gamtoje laisvų vietų nėra ir pa žmonės jų nėra mieste. Aš noriu pabaigti. Ir todėl atėjo žmogus vakare, o čia parke, ir sako, ar jūs visą mieste baidot? Nesakau, tik čia parke. Sako, bet sako, jie jau ten suskrido visi. Sakau, čia aš ne jūsų sprendimas. Ne mano sprendimas. Bet Virginijau, iš tikrųjų, tai kokio atstumu gali būti? Kokiu atstumu galima vis tik tai išvaikyti jūsų sakalo pagalbą, jūsų suopio, jeigu taip tiksliau įvardinant? Ar tai būtų tik tai Dauniškio parkas ir būtent tenai jau yra tokia raudona linija nubrėžta, kad tai yra plėšrusis paukštis ir kovarniai pasitraukia iš tos zonos. Tačiau, kaip jūs minėjote, tarkime, kitoje miesto dalyje arba už kelių šimtų metrų jie bazuojasi, jie paškandalina, padaro parlamentą ir jie nusprendžia, kad galbūt čia visai neblogai būtų. Būtent. Kiekvienam objekte reikalingas atskiras sakalnis. Aš kaip prieš pradedam veiklą pasakoju Trositai, kad Plungės parke, daleiskim, kovų nėra, bet jie visi sutupė ant bažnyčios. Vėl kažkam nepatinka. Šventumas kenčia. Jo. Pasirodo ir čia tas pats. Jie per ežerą perskrido ir sutupė čia prie koplyčios. Jo. Ir čia matomai iš tos pusės žmogus ir atėjo. Lygiai taip pat ir čia. Daleiskim, jos čia netupi, bet jos tupi kitoj kelio pusėje medžios. Suprantat? Tarp kitko, ryte ir teko pastebėti, kai 5 valandą ryte važiavau į studiją, čia buvo mažesnis triukšmas prie kūrybinių industrijų centro Taurapilis, kuris įkūręs radijos, kur jūs šalia yra Dauniškio parkas, tačiau šiek tiek pavažiavus arčiau Dauniškio ežero, kur yra didysis mūsų tiltas, kur yra fontanas, tenai jau buvo susirinkimas jų apie 5:30 valandos ir toje vietoje jau kilo triukšmas. Matot, varninis paukštis, jisai gali ir tamsoj skraidyti. Įvertinant, kad dar yra apšvietimas, ar ne, jie puikiai skraido ir tamsių paros metu, suprantat? Aš palieku parką tuščią. 7 valandą parkas yra tuščias, suprantat? Aš vakar padariau nuotrauką. Visa kolonija tupėjo ant Dauniškio ežero ledo. Įspūdingai. Įspūdingai atrodė, labai įspūdingai. Jo. Ir žmonės irgi sustoja, žiūrėjo, fotografavo. Jo. Todėl sakau, bet mes dirbam tik 5 diena, neužmirškim. Bet mes jau jų koloniją autoritetą turim. Ir čia dabar, kaip sakant, nervų karas vadinamas. Kas kurį psichologiškai įvyks. Ir jie nežino, kada aš išvažiuosiu, nes realiai gamtoj plėšrusis paukštis neusibūna ilgiau 2-3 valandų, o jeigu jam yra keliamas didelis triukšmas, jisai tą vietą palieka. O čia dabar situacija ekstrinė, 5 diena plėšriai paukščiai iš jų kolonijos nepasišalina. Rosita, priminkite, iki kokios dienos bus vykdoma tokia akcija ir, ar bus planuojama, kad jeigu rezultatai visai neblogi, bus pratęsiama ateinančiais metais ar rudens laikotarpiu, aš net neįsivaizduoju, kada tai turėtų geriausia. Nuo Liepos 15 reiktų tęsti tą veiklą.
Na, iš tikrųjų, šiai dienai leidimą mes turim veikti iki balandžio 15 dienos, bet priimdami sprendimus, ieškodami ir pasiryžę tą paslaugą pirkti, kalbėjom ir apie kitas priemonės, kurios galėtų būti pratestos. Ir bet kokiu atveju vėlgi derinsime su aplinkos apsaugos departamentu. Jeigu mums tik tai pasitvirtina, kas dabar labai džiugina šiai dienai, bet dar ne anksti džiaugtis rezultatais, tai jeigu mums pavyks, tai tikrai bandysim daryti protarpinius pasirodymus, o kitam sezonui tikimės, kad mums pavyks vėlgi paslaugą nupirkti. Nuogąstaujam šiek tiek, kad tų sakalininkų Lietuvoje nėra daug ir kad visą tą reportažą užgirdę nepasinaudotų kitos savivaldybės. Kur bus dar sudėtingiau tada prisikviesti. Tada bus dar sudėtingiau. Na, tikimės, kad Virginijus mūsų užgirs ir toliau bendrausim ir bendradarbiausim. Mūsų laida artėja į pabaigą, tai dar kartą noriu priminti radio klausytojams, apie ką mes čia kalbėjome ir apie ką diskutavome. Ir žinoma, jūs įvairiausių taip pat komentarų socialinėme tinkle pateikėte. Tai būtent jeigu šiomis dienomis lankėtės Dauniškio parke, o greičiausiai tikrai viens kitas lankėtės ir matėte, kaip bandoma spręsti varninių paukščių keliamos taršos problemą. Utenos rajono savivaldybė ieško sprendimų, kaip nesipykstant su gamta perkelti kovus į atokesnę vietą. Pasirinktas natūralus kovų baidymo metodas ir būtent šią paslaugą teikia viešoji įstaiga Lietuvos sakalininkai. Šiandieną sakalininkas Virginijus, medžiotojas su sakalu dykumų suopiu. Taip, Virginijų, ko gero reikėtų įvardinti vardu Gyvis, todėl, kad jis gyvas, ne todėl, kad jisai iš Gruzijos kilęs atstovas, drausmina kovarnius Dauniškio parke ir kiekvieną dieną iki kovo 16 dienos. Ir Virginijus žada, kad po truputėlį, vis tik tai baidymas toksai bus retinamas ir planuojama, kad baidymas bus pabaigtas iki balandžio 15 dienos. Būtent paukščiai tokie kaip taurusis sakalas, kuris svečiuojasi šiandieną pas mūsų studijoje, ir dykumų suopis gali atbaidyti varninius paukščius nuo gyvenamųjų teritorijų, nekenkdami varniniams paukščiams fiziškai, o būtent todėl, kad varniniai paukščiai jaučia plėšrų dykumų suopį ir tokiu būdu šalinasi, pranešdami net ir savo gentainiams. Tai natūrali darna su gamta išlaikanti priemonė, kurią naudoja ir kitos Europos šalys, o būtent šią priemonę ypač populiari ir veiksminga Lenkijoje, iš kurios atkeliavo ir iki Utenos. Ir būtent tikimės, kad per keliarius metus tikrai pavyks varninių paukščius perkelti į atokesnes, mažiau žmonių lankomas vietas, tiek iš Dauniškio parke, tiek ir neduokdė, jeigu kur nors Utenos kitame parko gali įsikurs ši populiacija, kad jinai taip pat tokiu būdu bus išprašyta. Dar kartą dėkoju, kad šiandieną tikrai puikia kompanija. Virginijus su dykumų suopiu Gyviu apsilankė pas mūsų studiją. Tai pirmą kartą, ko gero, tokia istorija pas mūsų studijos svečias. Ir taip pat noriu padėkoti ir Rositai apie šią informaciją, kuri išties įdomu uteniškiams yra. Ir, belieka palinkėti, kad tie rezultatai kuo greičiau atvyktų. Taip, Virginijau, prašom. Ir dar norėčiau atsiprašyti Utenos gyventojų, gal kas nors užpyko, nes aš iš tikrųjų negaliu su jumis bendrauti, nėra laiko ir fotografuotis ar dar kažką, todėl atleiskit. Jeigu jūs labai tai domina, galit Facebook'e susirasti edukacinį programą Sakalininkystė ir mes susitiksime jums patogiu laiku ir galėsime, kaip sakant, tą informaciją pasidalinti. Belieka tik tai palinkėti, sėkmės, Gyvis jau kelia sparnus, nori plasnoti atgal į Dauniškio parką, tad belieka užsiimti jam savo tiesioginę veiklą, savo darbų, taip pat linkime to paties ir Virginijui, ir žinoma, radio klausytams dėkojame, kad buvote kartu su laida Utenos žingsniai. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Nori rasti priešus, jų visur rasi. Jų rasi bibliotekoje, jų rasi. Bet kur, parduotuvėje, kur tik nori. Vien priešas. Bet lygiai taip pat gali rasti draugų. Tai ką rengiesi? Aš renkuosi. Kai tik tai sąmoningai įjungiu savo smegenis, tai aš renkuosi draugų. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.